Prisistatykite, prašau, jūsų karinis laipsnis, vardas, pavardė. Eilinis Edgaras Andriuškevičius. O pareigos šiame dalinyje? Vairuotojas. Kiek metų jau tarnauji kariuomenėje? Beveik 2 metai. Kaip nusprendei pasirinkti profesinę karo tarnybą? Iš tikrųjų tai per draugus. Ir šiaip man patinka toks dalykas, kur reikia daug jėgų, daug veiksmo, kur yra. Dėl to ir pasirinkau čia. O draugai taip ir patarė, sakė, kad čia daug yra veiksmo. Dėl to pabandžiau. Ir dabar nesiskundžiu kol kas. Kaip sekasi šiuose pratybose? Kol kas labai gerai. Kas labiausiai patiko? Man asmeniškai tai puolimas. Tenais daugiausiai reikia dėti jėgų. Dėl to ir patinka. O kas buvo sunkiausia atlikti? Fiziškai ar taktiškai galbūt? Fiziškai tai. Tas pats ir puolimas ir yra. Reikia daug prakaito, daug sužeistų ir daug tempų, daug dirbti. Dirbi viename dalinyje su amerikiečiais. Kaip sekasi veikti drauge? Kad mes tik 2 savaitės ir jie net nepriskirti prie mūsų, ta prasme, būrio, tai mes su jais labai mažai kontaktuojam. Laukia kelios paros miške, vykdant įvairias taktinės užduotis. Kaip esi tam pasiruošęs? Jau nebe pirmas kartas, tai nenustebina šitie dalykai. Taip ir pasiruošęs.